Labą dieną visiems. Tai artėjant visų šventųjų dienų, labai kviečiame jūs pasiklausyti apie senųjų krikštų tradicijas, kurias pristatys istorikė, muziejininkė Eduardo Jonušo namų įkūrėja. Menininko Eduardo Jonušo žmona, kuris šiam kraštui būdingus krikštus ir taip pat už reikšmingą indėlį kultūrai. Vokietijos Federacinės Respublikos ordino už nuopelnus kryžiumi apdovanota, kurį įteikė Vokietijos prezidentas Vitalija Teresa Jonušienė. Šį kartą man yra labai didelis įsipareigojimas, nežinau, kaip man pavyks, jeigu kažką suklysiu, tai klausti ir atleiskit, jeigu kažką netaip pasakysiu. Pirmiausia, tai noriu padėkoti daktarei Leizerovič, profesoriai, kad man padėjo surasti Metzenbergerio straipsnį apie krikštus. Ir būtent iš šio straipsnio man labai daug paaiškėjo, iš kur visi įman citatas. Aš vis spręsdavau, iš kur galima buvo, tarkim, tiek daug žinoti, nes liktai nieko nuorodos nebūdavo, kad būtent yra, reiškia, tas 1878 metais parašytas straipsnis ir spausdintas žurnale, vadintas tuo metu Lietuvių literatūros draugijos žurnale, ir jis vadinosi apie krikštus. Tai antkapinis paminklas tiksliau. O dabar, jeigu mes kalbėtume apie, kodėl aš čia šiandien sutikau pašnekėti truputėlį, tai krikštai mane seniai įdomu, nes tada mano vyras rinko medžiagą Nidoje krikštų etatinio atstatymui, tai tada teko ir susidurti, bet tai buvo 1969-70 metai ir, kaip žinia, labai mažai galima buvo prieiti prie fondų ir tada, reiškia, reikalintis žymiai mažesnė apimtinė medžiagos, bet man atrodo, kad labai per daug nesuklydau. Šiandien aš norėčiau dar prieš, kas yra krikštas, man atrodo, visi jau žino. Taip, ir gal čia man nereikėtų dar kartą pasakyti, kad tai yra viena seniausia paminklų formų išlikusių mažojoje Lietuvoje. Ir būtent kaip protestantų kapinėse. Tai čia yra labai svarbu. Krikštai paprastai buvo daromi iš storos lentos, profiliuotos lentos, labai savotiškų formų ir labai panašus į augalus gyvus. Ir taip pat ir šituose krikštuose praktiškai visiškai nesimato dalyje krikštų jokios krikščioniškos įtakos. Ir čia yra labai svarbu, nes paskiau pamatysim, kiek krikščionybė veikia krikštus, bet vis tai labai nedaug. Dabar kur jie buvo išplytę? Na, tai pirmiausia, aišku, Kuršių nerijoje. Jeigu žiūrėtum, kur aš gyvenu, Kuršių nerijoje, Nemuno deltos, Tilžės, Latguvos, Klaipėdos apskrityse. Tai buvo tas arealas, vadinamas Prūsų Lietuvos. Dabar kokia būtent, kas man daugiausiai padėjo. Tai kaip aš minėjau, tai pirmiausiai profesorius Adalbertas Betzenbergeris, kuris 1880 metais atvyksta į Karaliaučių. Tai ir šalia savo intensyvios lingvistinės veiklos, kaip archeologo, jis atkreipė dėmesį ir į krikštus ir būtent parašo tą straipsnį apie krikštus. Taip ir jis vadinosi apie antkapinius paminklus. Ir čia labai įdomiai jis palygina, kuo skiriasi krikštai
Nemuno deltos nuo Kuršių nerijos. Nemuno deltos krikštai Labguvos ir taip pat Tilžės. Pirmiausiai, tai atkreipė dėmesį, kad tie krikštai buvo daug aukštesni, kad jie buvo labai spalvingi ir čia tai buvo vienas iš tokių labai svarbių momentų. Ir kartu jisai ten ir nagrinėja, kaip jie buvo statomi krikštai, kokia buvo krikštų statymo tradicija, bet mes čia kalbėsim toliau jau, kada, reiškia, plačiau nagrinėsim. Ir kartu labai išryškina krikštuose va tą krikščioniškos kultūros taisyklių. Dabar antras toks autorius, kurį įtraukė į šitą veiklą, tai buvo Richardas Denisenas ir jisai 1911 metais išleidžia savo tyrimų knygą. Va štai čia matot Labguvos kapines, tai čia galiu pakomentuoti. Krikštai yra labai aukšti. Čia gaila mes spalvų nebūtų, nes sakė, reiškia visi autoriai taip sakydavo, tiesiog krikštą žėlės spalvos, nes labai ryškios buvo. Ir čia mes daugiausiai matom va tokių šitie krikštai, kur va su paukšteliais, ir čia jie dominuojantis yra su širdelėm, tai čia šitokių krikštų, pavyzdžiui, Nidoje jau mes niekada tai yra Kuršių nerijoj jų nebuvo. Tai vat charakteringas bruožas, ir buvo, kad Denisenas, ir tai yra šitas Betzenbergeris ir akcentuoja. Toliau dar labai svarbu, kad jis turėjo tokį padėjėją, mokytoją Brusdeilyną, kuris jam irgi daug davė tokios informacijos. Kur krikštas, pavyzdžiui, kapinėse galėjo būti statomas, ar prie galvos, ar prie kojų. Ir va čia, jeigu vėliau aš visoje literatūroje rasdavau, kad tik tai prie kojų, tai va čia jau šitas Betzenbergeris, remdamasis Brusdeilynu, jisai sako, kad Labguvoj buvo taip statoma, tai yra Gilijoje taip statoma šalia kojų, o Drevernai buvo statoma šalia galvos. Tai jeigu šalia galvos jau daugiau yra krikščioniškas motyvas. Ir va ten daug tokių labai įdomių detalių, kurias Betzenbergeris pateikė šitame straipsnyje. Ir kaip mokslininkas mane tas labai imponavo, kad jis pateikė kaip tokias, kaip juodraštį, kaip pastabas, kaip galėtų būti, nes jis dar viską turi dar kartą patikrinti. Antras toks autorius, kuris irgi labai įdomus yra, tai yra Richardas Denisenas, jisai buvo paminklų konservatorius ir į šią veiklą jį būtent įtraukė Betzenbergeris ir jis rašydamas išleidė studiją Rytų Prūsijos paminklai. Tai yra Rytų Prūsijos namai ir bažnyčios. Jis vienas skyrelis skiria krikštas. Ir ten aš irgi suradau vieną labai tokias dvi įdomias labai detalės, kurių vieną tai žinojau, bet kitos tikrai nežinojau. Ir atkreipiau dėmesį, kad jis ten rašo labai įdomiai, kad kada aprašo laidotuvių visą eigą, bet kas įdomiausia yra, tai jo pastaba, kad, mes čia dar žiūrėsim, kryžiai susklastomis buvo. Ir dabar sklastata, labai jo įdomus toks, reiškia, pastebėjimas. Tai buvo kryžma, čia galbūt, čia mes nei vieno tokio neturim kryžių, nei vieno pavyzdžio. Tai šitą sklastą, reiškia, kryžminis kryžius su sklastomis arba su stogeliu. Tai tas stogelis kartais siekdavo iki pat žemės, tai jis, reiškia, rašo taip, kuo moteris buvo senesnė, tuo jos jonas buvo ilgesnis, čia irgi tokia pastaba,
Ir vadinasi, tos klastos buvo iki žemės. Ir va tada jau pamatai, kada žiūri, reiškia, piešinius, ir pamatai, kad iš tikrųjų yra sklastos vienas iki žemės, kitas yra trumpesnis. Ir dar kitas jo labai įdomus, tai yra toks momentas, kada jisai apibūdina spalvas. Ir va čia aš noriu jums perskaityti, man čia labai patiko, nežinau. Pirmiausia, taip rašo, kad, reiškia, visos spalvos buvo nepaprastai ryškios. Ir jis rašo, žinodamas, kokiais rimtais laiko savęs šie žmonės, neįtarsi, jog spalvingumas siejasi su jų pažiūromis į mirtį. Taip, na ir dar viena jo, reiškia, ta pastaba, vėlgi dėl tų paminklų, kaip jie buvo statomi. Dalyje šitų bendruomenių buvo statoma prie kojos, prie galvūgalio, kitų prie kojūgalio. Na ir dar viena pastaba jau buvo, bet šitą jau buvo ir kitų autorių pastebėta, kad krikštas būtinai turėdavo būti tokio, tai yra stiebas arba tas stulpas turėdavo siekti kapo dugną. Tai va čia dvi tokias pastabos. Na, o apie dar reikėtų paminėti ir pasargę, bet atsiprašau, dar prie pasargės dar buvo tikrai labai didelį darbą nuveikęs ir Adolfas Böticheris, kuris, būdamas inžinierius, tai yra Rytų rūpinasi labai Rytų Prūsijos paminklų išsaugojimu ir parengė ir išleido 8 tomų veikalą Rytų Prūsijos statybos ir meno paminklai. Tai buvo 1891–95 ir čia 98, atsiprašau. Ir čia yra vienas 5 tomas, visas skirtas Lietuvai. Bet čia aš atsiprašau, bet šitos knygos aš neturėjau ir toliau komentuoti negaliu, bet vis tik jo krikštus parodysiu, kuriuos jisai eksponavo. Na ir aišku, labai didelį nuopelnai priklauso ir Liudvikui Pasargei, publicistui, teisininkui, kuris labai, tai yra teisininkui, keliautojui, ir jis nekartą lankėsi Kuršių nerijoje ir savo knygoje Ausbaltische Länder, iš Baltijos kraštų, jis pabrėžia, ir čia kuo skiriasi krikštai nuo, sakysim, žemyninės dalies, tai svarbiausiai jis taip ir rašo, kad jie buvo daryti iš medžio, puošti dailiais pjaustiniais, bet kuklus labai. Na ir dar norėčiau trumpai pacituoti, nes aš jau paskui matyt prie jo negrįšiu, apie kaip jis aprašo Nidos kapines. Kad Nidos kapinės įsikūrusios ant kopos, vienišas kapavietės žymi tokie pat paprasti paminklai ir mediniai kryžiai, kaip ir visoje Nerijoje. Na ir čia labai kartu išvarim labai, kurių nedaugelis sugeba atsilaikyti ramdami laiko. Ir labai įdomu, nes jis užrašo ir keletą vardų, kurie paskiau, kada susipažįsti su Kuršių nerijos istorija, juos surandi. Tai jis rašo, tai iškia vardai Marytė Lavrens, Friedrich Dūlės iš Nidos, Johans Apūtis, Rošpilis, Matūtis kartu su Dora, Lotė, Matūtis, Dominas Pelėjis. Ir rašo, kad vardai čia buvo išpjauti šiurkščiu peiliu medyje ir tik tai įpjovose buvo įrašoma pavardė ir tik tai įpjova, kur yra pavardė, užrašoma, tai yra padažoma ryškesniais dažais. Tai reiškia, čia praktiškai krikštai Kuršių nerijoje nebuvo rašomi. Jeigu ir buvo, tai melsva spalva, bet jos irgi labai nedaug. Na ir taip pat jisai mato, čia ir randa ir kryžminis krikštus, ir čia jau išskiria, kad reiškia krikštas, kryžminis krikštas
kryžius paprastas, įprastinis kryžius, reiškia, kad tai yra vyras palaidotas, o jeigu su tomis klastomis, tai yra moteris. Na, taip pat iš mūsų autorių, tai čia yra tie autoriai, kurie, galima sakyti, pirmieji susidomėjo XIX amžiuje tais unikaliais kuršių antkapiniais paminklais. Jau vėliau mūsų autoriai, pavyzdžiui, jau praktiškai matyti rėmėsi tą medžiagą. Na tai čia apie krikštus rašė ir Jonas Basanavičius, bet jis pabrėžė ypatingai tai, kad reiškia šitose krikštuose praktiškai visiškai jis nematė krikščioniškų elementų. Paulius Galaunė, Klemensas Čerbulėnas, taip pat Marija Gimbutienė, na ir jos yra labai daug tos medžiagos, studijų ir beje noriu pasakyti, kad jinai yra lankiusis Nidoje ir kaip tik buvo aplankiusi Nidos kapines jau po restauracijos ir kada jį pradėjo fotografuoti, aš čia gal kaip į šoną, tai aš sakau, kad čia neautentiški dalykai. O jį man atsakė taip, o aš taip ir įsivaizdavau. Ir buvo labai patenkinta, toks dalykas, kad ir ne originalai, bet parodyti, koks mūsų palikimas buvo. Taip, na ir dar reikėtų paminėti gal ir Vylių Kalvaitį, kuris, nes čia cituosiu kai kurias dainas, jis buvo dainų rinkėjas, išleido prūsų dainos rinkinį ir taip pat tautosakos rinkėjas, nes tarp kitko vakarų va čia Lietuvoje ir šitam krašte vėlės viešpatavo. Ir surinko apie 500 sakinių ir pasakojimų apie vėlės ir jas vėliau Basanavičius išleido savo knygoje. Taigi irgi labai daug prisidėjo prie šito krašto pažinimo. Tai va, tokia būtų mano pradžia, o dabar jau pabandysiu papasakoti apie pačius krikštus, nors man atrodo jau kai ką žinote ir čia aš tiesiog tik norėjau tos parodyti šaltinius, kuriais aš domėjausi. Gal kas nors galės pasakyti daugiau, bet tai bus jau labai dėkinga, bet aš tiek, kiek suradau, tiek panaudoju. Na, tai kaip aš jau minėjau, kad jie buvo išplitę prūsų toj vadina, mažoji Lietuva, arba kaip Besenbergeris vadino, prūsų Lietuva. Ir jų evoliucija prasidėjo nuo stulpo, paprasto, lentos forma ir paskiau per ornamentus baigėsi kryžminių kryžinių. Tai va čia mes kaip tik Detlekseno, galime pasižiūrėti, matom visą įvairovę. Va štai šitiek šitas tai yra rinkėjas, surinko krikštų iš įvairiausių, aš nežinau, ar jūs čia perskaitysit, čia yra visos vietovės surašytos, iš kur yra surinkti tie visi krikštai. Tai matom, kokia jų įvairovė, va kur aš jau jų minėjau, su sklastomis, va štai čia jau siekia iki žemės čia, jūs matot, yra jau galbūt jaunesnė moteris palaidota. Arba tas paprastas kryžminis kryžius. Na, o toliau visi tie kryžiai, čia tiesiog reikia šifruoti, ką jie reiškia. Čia mes nematom nei vieno kryžiaus, va tas, kur buvo štai šitie kryžiai buvo išplitę, tik tai Kuršių nerijoje jų nėra, nei vieno. Nėra, nes būtent su tais paukščiukų motyvais ir labai spalvoti, tai buvo visi krikštai, kur aš jau tą visą jums teritoriją nurodžiau. Ir aišku, čia buvo ta forma kažkiek keitėsi, pavyzdžiui, čia yra 2 paukšteliai, o dažnai būdavo ir 3 simetrija, ir 3 paukštukai. Na, kiti kryžiai priminė, čia labai dabar sudėtinga ir sakyti, bet kiti kryžiai priminė medžius,
Na ir dar taip yra, reiškia, sakoma, kad tai yra teigiama, kad kai kuriuose kryžiuose mes galime atrasti ir žirgelius, stovų žirgelių tam tikrą kompoziciją. Na, bet svarbiausia buvo tai, kad šita visa krikštų įvairovė yra surinkta labai unikali medžiaga. Ir va čia, pavyzdžiui, čia pati pirminė forma, galima sakyti, yra krikšto, tai yra paprasta lenta. O paskui jau mes matom, nes, pavyzdžiui, labai daug krikštuose yra vaizduojamas medis. Nes medis tai buvo labai garbinamas ir buvo manoma, kad būtent medyje vėlė, tai yra moteris įsikūnija medyje į vėlę. Tai va čia šituose krikštuose, kaip tik jūs matot tą įvairovę, na, o paukšteliai tai gyviai, tai jau matom, bet dar labai įdomu, kad Gimbutienė savo straipsnyje apie, tai yra Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai, jinai dar teigia, kad kai kurios formos priminė roplio figūrų, galėjo būti roplio figūrų, sakysim, varliais įskėtusi, taip ar nes, pavyzdžiui, rūpužė, tai iš tikrųjų mes tik rūpužių bijom, liktai, ne, bet rūpužė buvo laikoma vos nešventas gyvūnas, padaras, gal taip sakyti. Ir mat jos teiginių, tai čia kai kuriuose tuose krikštuose, kur, matote, tokią, būtų ta figūrėlė tokia, ketvirtas krikštas, tai galima taip nuspėti. Čia yra jos spėjimas, ne mano. Bet daugiausia, aišku, tai yra į žirgelius, į medžius. Tai va čia yra pagrindiniai krikštų pavydalai. Dabar bažnyčios draudimai pagreitino šitą krikšto evoliuciją, nes kodėl? Todėl, kad 1426 metais Anglijos vyskupas Mykolas išleido įsakymą draudžiantį statyti krikštus. Na ir aišku, tada buvo krikštų dalis sunaikinta, bet vis tik tai nesunaikino žmonių pasiryžimo krikštus toliau šitą antkapinius paminklus statyti. Krikštų tradicinė struktūra keitėsi pamažu ir buvo pamirštama jų mistinė kilmė. Pavyzdžiui, dar 17 amžiuje ant vyro kapų paprastai buvo statoma arklio pavidalo išpjautos formos, o ant moterų kapų buvo paukščio forma. Tai buvo dominuojančios, kurios ir vėliau išlieka, tik tai kitokių pavydalų. Dabar jau 18 amžiuje, jau ant vyro antkapinių paminklų šalia žirgų galvų įpinami augalų ir paukščių motyvai. O ant moterų antkapiniuose paminkluose išimtinai paukščių formos, kurios nesikeitė visą laiką, įpinami augalų, tai yra, atsiranda augalų ir širdies pavydalo motyvai. Čia mes nei vieno net. Aha. Širdies motyvas, matot, paukšteliai ir tas širdies motyvas ir dar pagražintas čia gėlytėmis, čia labai neryškiai, tik matosi. Dabar dar vienas labai svarbus momentas buvo tai, kad žirgo tas galvos motyvas krikštuose ir vėliau išlieka, tik jis nebėra toks ryškus. Tuo tarpu šitie kryžminiai kryžiai, jie lieka iki pat sunaikinimo, galima sakyti, sunaikinimo natūralaus jų. Bet kas čia yra labai svarbu, kad buvo čia, kaip aš jau minėjau, tas skirtingumas aiškus. Vyrams
paprastas kryžminis kryžius, moterims su sklastomis, bet kas įdomiausia, kad ir vaikams buvo taip pat skiriama berniukui, mergaitei. Dabar kokios medžiagos buvo pagrindinės naudojamos krikštams? Vėlgi vyrams medžiagos ir moterims. Tai vyrams buvo laiko ąžuolas, uosis, beržas ir dar beržas lironėlis, tai buvo taip, o moterims tai buvo drebulė, eglė ir teisingai, drebulė, eglė ir liepa. Taip. Na ir čia jau galima pasinaudoti su tai yra užrašytomis dainomis. Ir mergelė prašo bernelio, kad jis pastatytų grabelį iš liepos lentelių. Na, bernelį mano, jaunasai, mano, padirb man grabelį liepos lentelių. Ir čia buvo susiję su lietuvių tikėjimu, kad po mirties žmogaus vėlė virsta medžiu. Tai va, būtent ta liepelė, arba ten diegelė ir taip toliau. Tai čia buvo labai jau ir žmogaus virsta medžiu, ir arba įsikūnija į medį. Tai visą tai mes matom ir, kaip aš jau pacitavau vieną ištrauką dainelės, tai yra liaudies dainos. Ir tai buvo ne tik tai dainuose, bet ir tautosakoje. Arba mirusių, dar galima paminėti, kad buvo tikima, kad mirusios moters siela pavirsta žaliąją liepelę, eglę, epušę, o vyras ąžuolėlių uosį. Bet visą laiką tas skirtingumas yra. Jau medžiai nemaišomi, kad ten, sakysime, gal jau vėliau, 20-ame amžiuje, kada krikštai jau buvo daromi, jau šitokio skirtingumo nebuvo laikomasi, koks buvo, reiškia, bent jau 19 amžiuje, 20 pradžioje. Na, dar vieną citatą tokią, dvi tokias, kurios labai aiškus tas vėlės įsikūnimas į medžius. Tai ant motulės kapo žolelė nedygo. Joks žolinėlis, o tik tai išdygo žalioji lietelė, 9 šakelėm, buini viršūnėlė. O dabar ant vyro. Ant tėvelio kapo, vidur marelių ir jurelių, aukštasis kalnelis, o ant aukšto kalnužėlio žalias ąžuolėlis. Ar pavirsi ąžuolėlį į mano tėvelį? Dabar toks medžio pasirinkimas krikštuose, kaip mokslininkai mano, neatsitiktinis, kaip krikšto formos ir ornamentas. Medžio ornamentas galėjo reikšti skausmą, o medžio simbolika, pats medis galėjo reikšti sielos nemirtingumą, nes labai buvo visur vėdas, kaip aš sakau, šitame krašte, buvo labai, reiškia, buvo tikima, kad vis tik tai čia yra iš seno ir krikščioniško atėję, kad žmogaus vėlė virsta arba medžiu, arba paukščiu, tai va šitas buvo įkūnyta krikštuose. Dabar paukščių formų krikštuose, čia galima dabar ką nors toliau parodyti. Dabar jau jūs matysit, čia galiu, kad nespalvotas. Tai va paukščių formų krikštuose yra, kaip matom, va čia labai parodyti 3 paukšteliai. Simetrija, krikšto matom, iš šonų ir dabar čia viršuje paukštelis. Na, dar kartu, reiškia, tie paukšteliai galėjo būti išdrožti arba nupiešti. Centre paprastai būdavo, čia nesimato, centre būdavo, kaip aš minėjau, širdies forma ir aplinkui papuošta gėlėmis. Ir visa tai buvo sujungta į bendrą tą kompoziciją.
Dabar dar kas labai svarbu, paminėti, kad šitokių paminklų neturi nei Latvija, nei Suomija. Nors Latvijoje, kaip aš neminėjau, bet dabar pridėsiu, Latvijoje mes Kūriše būtent krikštų galime rasti, bet jie yra paprastesni, kuklesni, o šitokių, čia spalvų nėra. Jie labai yra ryškus ir galima sakyti prabangus buvo, tai jų nerandam. Dabar paminklai, krikštai, kaip aš jau minėjau, va čia iš Betzenbergerio, krikštai tiesiog žėrėjo spalvomis. Pavyzdžiui, kokios pagrindinės spalvos buvo, kad jūs įsivaizduotumėt, geltona, ryški, raudona, mėlyna dažniausiai buvo fonas, toliau pilka ir žalia. Vilius Kalvaitis, kadangi jis buvo tautosakininkas, daug surinko tos tautosakinės medžiagos, jis taip rašė apie krikštus, kad jie atrodo kaip velykiniai margučiai. Nes jie iš tikrųjų švietė, tiesiog kapinėse švietė. Ir dabar, kaip aš jau dar minėjau, ir Detlefsenas lygiai tą patį rašo apie spalvas. Aš jau citavau ten vieną tokią nedidelį gabalėlį, kad irgi tos ryškios spalvos tiesiog jį netgi, galima sakyti, vos nešokiravo, nes jis tokia, nes netgi taip truputį gal su tokia sarkastiškai klausia, tai koks yra požiūris į mirtį, vadinasi, mirties mes nebijom visiškai, ne, jeigu taip gražiai galim išpuošti savo antkapinį paminklą. Taip. O tuo tarpu Kuršių visi krikštai buvo dažniausiai, ne, kaip aš jums skaičiau, tą ištraukėlį nedidelį, jie buvo praktiškai nespalvoti. O jeigu ir buvo viena tokia spalva, tai vis tik tai dominavo pilka, kartais ir juoda. Juoda, jau tie krikštai juodos spalvos ir dabar, kad aš mačiau Nidos kapinėse, kažkas irgi darė visą krikštą tą juodai nudažęs, bet tai net nejauku pasidaro. Jo, bet tai nebuvo būtinga. Ir dar Kuršių nerijoje tai visą laiką vyko kova su smėliu. Ir todėl, reiškia, krikštai buvo, galima sakyti, kaip aprašo Vasargė, kuris labai daug keliavo, apie Pilkopą, pavyzdžiui, kada jis nuvažiuoja į Pilkopą, ką jis randa ten. Jis randa pats anksčiausias, dabar čia pažiūrėkime. Ne, bet čia bus tas mėsta. Čia yra Nidos kapinės. Čia va taip gerai, dėl apie Nidos kapinių vaizdas. Bet aš ten norėjau pabaigti, tai pirmiausia, į ką dar čia visą įdėmėsi. Jeigu žeminiai gali krikštai aukšti, iš storos lentos ištrošti, labai spalvoti, tai čia mūsų Kuršių nerijos krikštai maždaug siekdavo daugiausiai iki metro, plonesnė lenta. Ir čia jūs jau matote daug ir krikščioniškų ženklų. Virš krikšto yra kryžiai. Ir šitame, būtent šitoje nuotraukoje mes nematom kitų krikštų, bet čia mes atskirai parodysim, kaip atrodė Neringos krikštai. Dabar visus krikštus galima būtų tada skirti tokias 4 pagrindinės grupės, čia taip Margė Červulėnas savo straipsnėje apie antkapinius paminklus krikštus suskirstyti. Tai yra krikštai, kurie vieną grupę sudaro krikštai puošti riestiniais ir geometriniais ornamentais. Čia gal dabar kitą žiūrėkime. Va čia jums bus pavyzdys, čia Nidos kapinės, dar vienas.
Čia matom ir aukštesnių, ir va čia va tie vėlesniniai ir geometriniai ornamentai. Šitas tai aukštas labai, bet čia jau paimtas atskiras fragmentas. Ten mes matom kapinį bendrą vaizdą, o čia atskiras jos fragmentas. Antra forma, tai buvo urnos pavydalo krikštai, kada tiesiog lenta ir urna. Tokių urnos pavydalo mes matysim ir vakarų Europoje buvo ir kitur, bet čia grynai urna. Trečia forma, panašu su stogų žirgeliais. Ir ketvirta forma, jau prieš tai parodė tie krikščioniškiai simboliai. Matosi taip. Reiškia, krikšto viršutinė dalis yra kryžius. Ir čia jau galima tokią išvadą daryti, kad šitie krikščioniški ikonografijos simboliai tai rodo kelią, kaip krikštas vystėsi nuo stulpo per ornamentus, visą tą ornamentiką, taip iki kryžminio kryžiaus. Bet tokių krikštų, su šita ornamentė, tai yra su krikščioniška ikonografija, mes jų praktiškai turime labai nedaug. Dar vienas labai svarbus momentas buvo, tai kad, kaip aš jau minėjau, vyrų, tai yra skirtingumas buvo medžio pasirinkimas, vyrų ir moterų kapų. Ir tokio skirtingumo, pavyzdžiui, tarp vyrų ir moterų kapų, kad jeigu moterų kapai yra moteriškos, tai yra kilmės medžiai, o vyrų vyriškos, tai šitą pastebi ir čia jau ir Betzenbergeris tą pastebėjo, laikėsi tautos prieš krikščionybę. Iki krikščionybės laikų ir, pavyzdžiui, 7 amžiuje prieš Kristų ant urnų Italijoje. Ant urnų su vyrų pelenais statė vyrų galvas, o ant moterų urnų su pelenais statė moterų galvas. Skyrėsi. Pas turkus Mažojoje Azijoje jis irgi mini taip. Ant vyro antkapių turbanas, o ant moterų išpieštos arabeskos. Čia esu skaičiusi, nežinau, kiek čia tiesos ar ne, bet kaip aš jau minėjau, jisai visur tiesiog daro daug labai prielaidų, bet pirmasis pavyzdys tai yra tikrai tikslus, nes tas yra iš tikrųjų patikrinta. Dar vienas, kaip sakiau, labai svarbus momentas buvo tai kaip žmogus buvo laidojamas. Tai būtent jau čia tas krikštas būtinai, kaip aš jau sakiau, galėjo būti statomas kojų galyje ir galvų galyje. Ir čia jau tokios, jau čia matom tą takoskyrą, kada jau, reiškia, yra krikščioniški elementai atsiranda, tai tada jau statoma, kaip dabar į tradiciją, mes visus paminklus kaip irgi statom, kad būtų galvų galių, bet ne kojų galių. O čia Basanavičius, reiškia, taip pasak Basanavičiaus, kad manoma, kad vėliai būtų lengviau atsistoti, būtų kaip užsikabinti. Tai va. Tai gal, dar mes pasižiūrėsime, ką mes čia turime. Va čia irgi krikštai yra iš Nidos. Matom, čia jau gal išryškinta daugiau. Čia yra fotografo Buračo, Balys Buračas, kuris keliavo irgi per Kuršių neriją ir užfiksavo tuos krikštus. Beje, mums dar teko su juo susitikti, kada kapinės buvo atkūrinėjamos. Bet jis jau tada labai įsirūko, kad vis tiek mums parodė keletą savo šitų stiklinių, kaip jau čia vadinasi. Prašau? Stiklinių negatyvų. Taip, jo. Ir labai apgailestavo, kad didelė dalis jam žuvo po potvynio, bet vis tik tai jisai krikštus dar kai jis turėjo ir pasidalino su mumis.
Tai vat gal, dabar dar pasižiūrėjau. Va, dabar aš norėjau parodyti, matot metus krikštų. Čia pirmasis krikštas, kas man buvo labai įdomu, čia iš Bioticherio, tai yra Brasytės krikštas. Nu čia tikras medis, ne? Taip, čia tie du krikštai jau yra iš žemyninės dalies, o dabar va čia penktas krikštas, šeštas, va, visi šitie trys krikštai yra išlydęs. Tai va čia matom labai aiškiai tą formą, medžio formą, ne? Čia gali būti roplio forma, bet čia svarbiausia visur yra metai. Ir kada, pavyzdžiui, Pilkopoje apsilanko Pasargė, jis rašo, seniausias, kokį aš mačiau, buvo 1858 metų. Taip, kad mes negalim žinoti, ką, sakysim, 17-16 amžiui, kokie krikštai buvo statomi Kuršių nerijoje, nes ten visą laiką vyko kovos mėnuo. Ir, pavyzdžiui, jis ten labai aprašo apie finalą Pilkos kapinių, kada jos 3 kartus kėlėsi iš vietos, tai yra miestelis, bet dar kokia buvo labai įdomi tradicija, Kuršių nerijos gyventojų, kiek jie buvo prisirišę prie savo tos vietos, kad, pavyzdžiui, jie laidodavo senose kapinėse, užpustytos. Tarkim, Preilos gyventojai laidoja Karvačiuose. Pilkopos tas pats, jie išsikelia į naują gyvenvietę, bet vis tiek stato krikštą ir ten jis labai vaizdžiai aprašo, tas krikštas jau linko, jau pastačius į tą smėlį, jis linko ir jau buvo aišku, kad jis bus užpustytas. Tai baigdama norėčiau dar kągi pasakyti, gal ką trumpai čia jums skaitau, nežinau, pasakoju, bet dar čia ne pabaiga bus dar, ne. Kad visi šitie, jeigu jau reziumė reikėtų sakyti, kad visą tai, ką mes matom, tai vis tik tai galima drąsiai sakyti, kad šitie antapiniai paminklai mums rodė, koks buvo kiek žmonės tikėjo į gamtinius visus reiškinius, į tai, kad žmogaus siela yra nemirtinga, kad ji pavirsta vėja ir ta vėja toliau savo gyvenimą tęsia, bet jau tausose. Ir mirusiųjų kultas yra vienas, kaip čia aš jau pacituosiu Gimbutienę, yra vienas iš pačių konservatyviausių dvasinių žmonių pasaulio apraiškų. Nes per šimtmečius vis tiek prasiskverbė tas, tai, ką mes tikėjome. Ir kaip sako dabartinis etnologas Libertas Klimka, jis taip mano, kad krikštas yra mitologinio pasaulio jungiančio pasaulio dalis ir tai yra vėlės kelias į dausas. Na, tai gal dabar aš norėčiau dar parodyti jums, jeigu turėsit klausimų, tai klausit, jeigu sugebėsiu atsakyti. Bet dabar norėčiau dar parodyti, kaip... O čia, kaip menininkai domėjosi krikštais ir kas išliko iš tų jų darbų. Bet čia tai yra iš parodos. Na, čia Petro Galaunės yra krikštai lietuvių liaudės dailės paroda buvo Monsoni, čia Italijoje. Ir va štai 1925 metais, matot, va irgi tas eiliškumas krikštų, visa jų evoliucija. Nuo stulpo, prie urnos, toliau prie gyvūnų, reiškia, ir baigėsi medžiu su paukšteliais. Apie šitą aš jau... Aha, čia... O čia dar tiesiog buvo labai įdomu, nes nieko neradau iš juodkrantės. Tai čia yra 3D formato Minzlovo atvirutė,
Ir va čia man labai įdomu, kad čia yra krikštai, matot, ir yra su stogeliais, ir va, paprasti krikštai, nes iš Juodkrantės praktiškai beveik pavyzdžių neturi. Čia yra nuotrauka Vinclovo daryta 1900 metais. Vinclovas turėjo savo ateljė, buvo garsus fotografas ir iš tikrųjų jo palikimas yra labai didelis, va štai taip jisai užfiksavo Juodkrantės kapines. Dabar va čia dar labai įdomu yra, čia jūs matot 3 krikštus. Ir šitie visi 3 krikštai atsirado dėl to, kad dailininkas Rimtas Tarabilda, kuris rinko labai daug medžiagos apie krikštus, jis 1959 metais nupiešė dar 3 autentiškus krikštus, kurie buvo likę Nidos kapinėse. Pavyzdžiui, jau, sakykime, čia Nemuno žemupy, visur kitur jau krikštų praktiškai niekur nebuvo, nes mes, kada keliavom 1970 metais su tuo metu Klaipėdos kraštotyros muziejum, tokią ekspediciją po lietuvių raštijos vietas, Karaliaučiaus srityje, nei vienam niekur neradom net užuominos apie krikštą. Jau buvo viskas sunaikinta, gal sukurianta, nu čia medžiaga buvo gera. O čia va 3 krikštai, kurie buvo dar Nidos kapinėse išlikę autentiški. Taip. O dabar va čia pasižiūrėkim, kokį labai didelį darbą yra padariusi Doneckienė, Kalpokienė. Jinai 1926 metais atvažiuoja į Nidą ir būtent į Nidos ir ji per šitą savo atostogas palieka mums unikalų palikimą. Čia yra nupiešti krikštai visi iš Nidos kapinių 1926 metais. Iš viso jinai reiškia 8, čia yra po 8 krikštus, tai va jinai reiškia 6 lakštuose, ji nupiešė praktiškai visus krikštus, kurie buvo tose kapinėse. Čia yra Nida. Čia dar vieną pasižiūrėsim. Dabar žiūrim kryžių formus. Matot, kryžiai, nusisklastom nelabai čia jų ir matosi. Tokie labai kuklūs, paprasti kryželiai, kurių dar buvo ir po karo, kol dar buvo dar vietinių kažkiek tai lygiai gyventojų, tai dar nebuvo viskas išnaikinta. Toliau, čia būtų. Čia. Ai, dar ten pravimą, atsiprašau. Va čia matom net kiauraraštį tokį, čia augalas. Čia tiesiog jau visi tie simboliai, kurie buvo Nidoje, bet iš viso tai yra 8 lakštai. Ir taip pat dar vienas yra ir Kreilos, toks pat. Čia va Kreilos kapinėse, matot, 2 krikšteliai, o čia ten mes ir susklastom vieną turim. Tai va tai yra tai, ką jinai mums paliko, tikrai didžiulę dovaną, tai būtent šitaip atidžiai ir iš tikrųjų išlaikydama, be jokios fantazijos nupiešė tai, ką matė. Tai čia yra didžiausias, sakysim, ikonografinio kaip pavyzdys, kaip galima padaryti darbą, kuriuo galima vėliau drąsiai naudotis, negalvojant, kad čia galbūt yra fantazijos rezultatas, bet iš tikrųjų tai buvo jos darbo toks dovana kuršių galima taip padaryti. Dabar dailininkai, čia gal visi žinot. Esat matę 1800, čia labai nesimatot. Labai prastai matosi. 1892 metais į Nidą atvyksta Arnoldas Korintas. Ir ką iš čia pamato, jie labai sužavi,
Nidos kapinės ir čia jūs matot. Dar tą įvairovę, ir krikštai, ir tokie krikštai, ir kryžiai. Ir labai tokia jautria, impresionistinė maniera jis užfiksuoja Nidos kapinės. Aišku, čia gal, bet ir jos duoda tam tikros medžiagos apmąstymų, kas tose kapinėse buvo 1892 metai. Kada dar, aišku, jau Nidoj kopos buvo sustabdytos, bet dar apželdinimas iki galo nebuvo užbaigtas. Taip, ir čia dar vienas darbas Hauptmano, 1909 metai, ir čia vėl Nidos kapinės, čia akvarelė. Ir va čia labai įdomu, kad matote čia. Tai galėjom dar ir pakartoti Korinto, matot, kiek dar yra krikštų. Krikštų, be kryžių, reiškia dar iš tų be krikščioniškų simbolių. Ir va ta maniera tokia, aišku, čia yra gal visai tikroviškai, kaip dalininkas matė, bet vis tik tai yra ir tokių elementų, kurios gali jau tikrai matyti. Ir antras tas, tai čia dar iškiau, matot, kaip gražiai viskas išrykuota. Su sklastom, va čia matyti jaunos merginos, tai čia yra visi jau su krikščionybės ženklais, kryžiais, tai čia yra akvarelė. Yvo Hauptmano. Čia garsusis Pechštainas. Jau, kai tik tada ir buvo tas virsmas, kada impresionizmas, tai yra impresionizmą išstumia ekspresionizmą, ir jo ryškiausias atstovas buvo Pechštainas, kuris praktiškai, galim sakyti, tokią revoliuciją Nidos meno kolonijai padarė. Ir va štai čia, aišku, čia labai ekspresyviai, bet matot, čia matom tik krikštus. Aišku, jo matyti toks, jam taip reikėjo, taip jis nupiešė. Ir trečias dar būtų, dar čia pieštas 1911 metais. Ir kas labai įdomu, kad 1914 metais, kada Karaliaučiuje vyko paroda apie Kuršių neriją, tai ten, reiškia, tame skaitome, programoje buvo, tai yra katalogė, buvo įrašyta Pechštainas ant kapinio paminklai. Gal ir tą patį, aš nežinau, kur jis ten rodė, bet, reiškia, jis vieną darbą, vis tik iš Kuršių nerijos parodė. O čia yra dailininkas Molenkaueris, kuris labai daug nusipelnė Kuršių nerijai. Ir čia tas jau irgi, čia jau labai, kas yra įdomu, kad po karo praktiškai, kadangi visi vietiniai buvę gyventojai buvo, tai yra karo pabaigoje buvo priversti išvažiuoti, tai ypač dailininkai labai tai sunkiai išgyveno, jie labai įdomus toks procesas vėliau vyko, jie piešia iš atminties. Ir tai yra darbai iš atminties. Ir va šitas darbas Nidos kapinių, tai yra nupieštas 1947 metais. Ir jo daug darbų yra, nes jo toks tragiškas jo darbų likimas, nes daugumas jo darbų žuvo, ypač traukiantis jau, kada jie bėgo, ir praktiškai jis labai nedaug ką nusivežė į Vokietiją, ir paskiau tą nostalgiją, ir jis visą laiką prisimindavo piešdamas iš atminties. Čia šitas toks labai galingas, tai čia yra Blodės. Blodė tai buvo jo buvo, kaip čia, uošvė, atsiprašau, buvo jo uošvis. Dabar kas dar iš Mažosios Lietuvos piešė. Čia yra Batonavičiaus piešinys. Jis irgi yra nemažai
Gaila, kad metų nėra, bet čia yra Nidos krikštas užfiksuotas. Čia irgi dar vienas Bagdonavičiaus piešinys. O čia labai įdomiai, čia yra Šimonio darbai, yra toks Kazio Šimono. Ir va šitas motyvas, jisai ne vienose kapinėse yra, bet čia iš Nidos kapinė. Hansas, va čia netgi galima perskaityti Ragainės kapinės 1909 metai, Hansas Pempė. 1885 metai, atsiprašau. Taip, ant nu čia dar vieną mes matom krikštą. Irgi, čia dar trupučiuką. O čia dabar yra dabartinis vaizdas, galima sakyti, ne visai dabartinis. Čia gal aš, tai jūs visi gal žino tą istoriją, čia gal nebereikia pasakoti. 1970 metais Eduardui Jonušui kilo tokia mintis, kad reikia kažkaip priminti visiems žmonėms tragišką šito buvusių gyventojų atminimą. Ir jis pradėjo nuo Vėtrungių, dėja tada padaręs tą piešinėlį, jis negalėjo jo išspausdinti, išleisti, nes buvo labai griežta cenzūra, ten buvo rasta svastiko ženklų, saulės ženklų. Na, buvo pareikalauta to ženklus visus išleisti, Vasilikavičių nusprendė, kad geriau tada tegul būna neišleistas, dabar jau Vėtrungės išplyti visur, gali rasti ir dovanoti ir taip toliau. O tada jam kilo ta mintis atkurti Nidos kapines. Ir jis labai daug kalbėjosi su senbuviais, kurie dar buvo likę, Engelinas, dar keletas, bet Engelinas buvo toks vienas iš labiausiai tinkamų, nes jam pačiam buvo įdomu ir visi tiesiog jam daug pasakoja. Na, jis pirmiausiai ką padarė, jis inventorizavo visas kapines, kiek ten buvo visų tų, reiškia, antkapių, nu, ten praktiškai tik ant šitų kaltinių kryžių buvo pavardės, o krikštų, tai jau, kaip aš jau rodžiau, 59 metais paskutiniai krikštai tie buvo. Va, ir jisai tada naudojosi, va, būtent, ir sumanė atkurti tas kapines, na, reikėjo literatūros ieškoti. Tai va, viena tai buvo Čerpulėnas, kuris aplamai rašė tik tai, bet ten praktiškai iliustracijų tai nebuvo. Toliau antroji tai buvo labai jam vertinga medžiaga, tai va, Dubeneckienės piešiniai. Ir čia labai įdomu, kad kada jisai nuvyko į Čiurlionio muziejų ieškoti medžiagos, tai jis buvo pirmasis, kuris po karo, jau praėjus tiek metų, šitą paprašė, kad jam atneštų tą piešinių albumą, kaip reiškia piešinių albumėlį, ir vat būtent tie krikštai ir jais pasinaudojama. Po to dar Detmerseno kažkiek tai buvom radę piešinių, bet aplamai tik tai dėl formos, nes čia jau su Kučiūnienė nesisėmė. Ir tokiu būdu buvo paruoštas tas projektas. Čia vėlgi buvo Neringos vykdomasis tuo metu komitetas griežtai atsisakė skirti pinigų krikštų kapinių atstatymui, kad tai yra visiškai nereikalinga, reikia namus statyti, o čia dar kažkokias ten vokiečių kapinės atstatinėti, nes tada toks požiūris buvo. Bet paskui vis tik tai pavyko įrodyti Vilniuje, kultūros ministerijoje, ir gavo leidimą, ir taip gimė tas rekonstrukcija tų senųjų Nidos kapinių. O čia, kad neklaidintų jūsų, tai
kaip ir aš, matot, su paukšteliais, tokių nidos kapinėse nebuvo. Bet jo tikslas buvo koks, šiaurės vakariniam kampe, jis nusprendė parodyti visą krikšto evoliuciją, kokie krikštai buvo. Na ir dabar šitas kampelis dar stovi, bet antroji renovacija, tai buvo įvykdyta 2011 metais, tada jau Beneleckas dar ir paruošė, dar patikslino antkapiui, kur koks krikštas galėjo stovėti, bet šitą visą ekspoziciją pavyko toliau stovėti ir dabar gydams, kai reikia pasakoti apie Klaipėdą, aplamai apie mažosios Lietuvos krikštus, tai va čia yra kaip čia galiu pasakyti, kaip mokomoji medžiaga. O visa jo idėja, tai gimė va iš šito krikšto. Jis, čia matot, tarp gražus tas krikštas, jis tiesiog nuėjo į kapines užkasti kaukolės. Kaukolės žmogaus. Ir kasė iškasė šitą krikštą. Ir tas krikštas jam buvo kaip ir postumis, kaip ir visa istorija, kad reikia šito darbo imtis ir atstatyti krikštą. Ir reiškia šitas kapines, kad ir kiti galėtų ateiti ir bent pamatyti kraštelį tos istorijos, kuri buvo šitame krašte. Tai ačiū už dėmesį, atsiprašau, kad gal matot, jau galvoju, kad pabaiga. Dabar ką čia yra, man atrodo, kas yra iš šito krašto, tai žinote, čia yra Dievas Labutytas. Ir labai jinai turėjo tokią idėją būtinai padaryti reiškia parodą, kuriuose dar kartą dailininkai, kiekvienas kaip jisai įsivaizduos, parodyti krikštus. Reiškia. Ir tada buvo tokia didžiulė paroda, krikštai Lietuvos mene. Ir va čia vienas iš šios darbų, kurį matom, jinai buvo šitos parodos iniciatorė ir dar kartą parodyti, kokia turtinga buvo mažoji Lietuva. Čia dar vienas jos darbas. O čia labai įdomus yra. Čia dabar žurnale atspausdinta buvo. Ir Čiurlionio bandoma paaiškinti, kad Čiurlionio paveiksle tie žalčiai, kurie čia yra matomi, tai yra primena va šitą krikštą. Tai tiek, ačiū. Iš tikrųjų labai ačiū. Aš tą tokį išsamą labai medžiagą. Aš asmeniškai tikėjau daug problemų. Ir mes labai džiaugiamės. Mėngo šviesuolis, švyturys, Liudviko Rėzos premijos viena iš pirmųjų laureačių. Šiandien čia ir tikimės, kad pagauna vieną frazę, kad čia pasakyta, bet tai dar ne pabaiga. Reiškia, mes lauksime ir pasiseka, tikimės, kad pasiseks, kad pasiseks. Mūsų
Galima klausimą. Jeigu atsakysiu. Atsakysiu. Aš norėjau paklausti, kur sakėt, kur ryškiau matosi, kur gali būti moteriai skirtas, kur vyrui, o kur yra galva kaip lelija. Nu, čia augalas bus. Tiesiog, moteriai paskirta. Čia galėjo būti, matot, kaip yra, va čia to skirtumo, paskui jau tas susiniveliavo. Jeigu dar 19 amžiaus 20 pradžioje buvo labai aiškiai atskirta, tai paskui netgi medžių nebeskyrė. Čia mes fiksuojam tą, kas buvo, taip, nes dar tada buvo labai griežtai čia medis vyriškas vyrui, paskui jau šitą nebeliko. Tai lygiai tas pats ir su augalais. Bet aš pastebėjau, kad su lelija yra žemesni. Ar negali būti vaikui skirta? Gali būti, gali. Kad jie visi yra žemesni, kur galva tarsi būtų lelija. Tos negatyvios. Matot, kuršių aplamai ryžiai buvo 1,5 metras, tai aukščiausias, o tai buvo net 0,5 metro kaisėjas. Labai žemi tie patys kryžiai. O aš nežinau, va šito negalėčiau atsakyti, kodėl. Tai jau reikėtų dar kito specialisto, kuris grinai būtent va šitą visą krikšto raidę. Aš čia tiesiog manęs paprašė kiek papasakoti, ką aš perskaičiau, ką sužinojau. Galima dar paklausti. Galima dar paklausti, o užrašai ant tų krikštų, ar jie kiek dažnai pasitaikydavo? Nu, stengda, čia su tais užrašais iš tikrųjų tai buvo griežta tvarka. Nes kada, reiškia, rašo ir pasakė, jis ten, aš jums citavau gabalėlį tik taip, tai buvo, reiškia, to, kada laidojamas jau žmogus, taip, einama iš bažnyčios į kapines, tai turėjo būti iš karto užrašyta pavardė, metai. Tai buvo privaloma, tiesiog tokia buvo išvykta. Čia bent taip pasargė rašo, kad privalėjo būti užrašyti metai iš pavardė. Ir dėl to ant tų krikštų visur buvo pavardės, jos kitos išbluko, o čia kurios supėlių įreštos, kur aš jums pacitavau, tai jis kaip visas tas pavardės nuo tų krikštų buvo rašė. Taip, bet čia buvo toks įstatymas, tiesiog privalomas dalykas, kad tas kapas nebūtų nežinomas. Sakykite, ar metai gimimo ar mirimo buvo užrašyti? Taip, tik tai pavardė arba vardas dažniausiai pavardė ir metai, ir viskas daugiau nieko. Nu, kartais ant tos, reiškia, krikšto, kur yra širdies motyvas, ten būdavo kartais kai kas užrašo. Kažkokią sentenciją ten, arba sakysim, jau čia iš bažnyčios, iš kokios evangelijos, koks vienas, arba rašome koklinis. Dievas su mumis, va šitas irgi paliudija pilkopoj, tai yra ant vieno kapo pasargėjus skaito. Godlituns, bet parašytas su klaidom. Tai va toks užrašas galėjo. Kaip klausiau apie spalvotus krikštus. Ir apie kad Nemuno deltoje buvo spalvoti krikštai, o kuršių nerijoje juodi arba nespalvoti. Tai galbūt būdavo tie spalvoti krikštai jie brangesni, vis tiek dažnai jau pasikeičia. Pirmiausiai, tai jie buvo daug didesni. Jie aukšti buvo. Tai sakyčiau, gal kaip priklausė ir nuo žmonių, kadangi jeigu pasiturinčiai gyveno, tai jie galėjo sau leisti. Ir už tai Getseliteris, šitas Getseliteris tokį įrodymą rašo, kad jie tiesiog švietė, įsivaizduokit, intensyviai raudona spalva. Pačiai, jeigu galima būtų tamsoj parodyti, tos krikštus, tai dar matytumėt šitą. Iš pirmųjų.
Bet vis tiek nesimato. Visas tos spalvos, kurios buvo, tai viskas mato. Deja, šitie piešiniai buvo, šitas piešinius į savo knygą įtraukė Vidūnas, kada jisai išleido prieš 20 metais 700 metų vokiečių lietuvių sąjungos. Taip pat jis būtent pasinaudojo tais pačiais, man atrodo, krikštais, kuriuos aprašė ir Getzenbergeris su Brusberinu, nes čia tik išdėlioti jie kitaip yra. Ir čia va, mato, čia visur yra pavardės kažkaip. Ir čia jau labai aiškus, ir tos spalvos, aišku, čia jos nėra tokios. Jo prigesė yra, bet iš tikrųjų, jeigu rašo, kad jos švietė labai ryškiai ir netgi jis abejoja, šitie žmonės kažką turi bendro su mirtimi, tai matyt, tai buvo. Mitologija ir senovės lietuvių prūsų tikėjimas skirtingi dalykai. Tai man įdomu, ar tas krikštas, kaip minėjau, anksčiau popiežiai dar anksčiau reiškia ir visoj vakarų Europai, ar tai yra kilmė iš pagoniško tikėjimo, ar tai, kažkaip iš mitologijos aš nelabai. Krikštai. Taip, ir kodėl jie vadinas krikštai? O šitą aš jums neatsakysiu, nes aš niekur neradau krikštų paaiškinimo. Ką reiškia krikštas? Gal kas nors, čia reikėtų ir man pačiai dar, bet aš tiek skaičiau ir visur tik tai rašoma krikštas, krikštelis krikštūris, bet niekur nėra paaiškinta jo pavadinimu. O Vidūnas savo šitame, kada jisai išleido šitą knygą, 700 metų vokiečių lietuvių santykiams, jinai yra dabar lietuvių kalbai išversta beje. Tai jis ten irgi skyrė krikštams. Labai trumpą tokį, 3-4 sakiniai. Aš, jeigu jums būtų įdomu, perskaityčiau, ką jis apie krikštus sako, bet jau čia gal... Bet jeigu įdomu, aš buvau įsirašęs. Aš tai kaip jis yra. Tas skaitysiu Vidūno. Kada jis nagrinėja liaudies meną, čia tokia saulės. Ką jisai sako? Juk visada menas yra maginis, o visi ornamentai yra kadaise buvę maginiai ženklai. Ryškiausiai jie matyti antkapiuose. Ši antkapių lenta, turima krikštą, būtent yra nuoroda, jog žmogus grįžta į pačią savo esmę. Taigi nueina į vidinį pasaulį. Nors ir kokia neišmoninga atrodytų toji išraiška, tačiau kokia ryški jos kūrybinė idėja, pateikta simboliškai.